Kokį kaimą norime matyti Lietuvoje? Ar tai mūsų vaizduotėje iškylantis ir smagias vaikystės akimirkas pasenelius primenantis kaimas? O gal kažkur matytas modernus europietiškas ūkis? Ūkininkavimas Lietuvoje ne tik turi senas tradicijas ir padeda išsaugoti kaimo gyvybingumą, tačiau dėka 2014–2020 metų kaimo plėtros programos priemonių sparčiai modernėja, tampa vis patrauklesnis gyvenimui ir kūrimui. Kaimo plėtros programos finansavimas – tai lyg sėkla lietuviško modernaus ateities kaimo kūrime. Ir iš jos dygstantį derlių jau imame matyti. Ir svarbiausia yra tai, kad šių pasėtų sėklų derlius taip pat brandina naujas sėklas. Bendra visuomenės ekonominė gerovė didėja dėka šių investicijų. Gerėja socialinis įtraukis, prisidedama prie skurdo mažinimo ir plėtojama ekonominė veikla kaimo vietovėse. Tai nauji užsakymai mūsų pramoniai, paslaugų teikėjams ir papildomi sumokami mokesčiai į valstybės biudžetą, iš kurio finansuojama daugelis sričių, ne tik žemės ūkis. Ir tai tik dalis priežasčių, kodėl investicijos į kaimo vietovės padeda kurti stiprią Lietuvą. Kaimo plėtros programa finansuoja ne tik priemonės, tiesiogiai skirta stiprinti privačius ūkius ar žemės ūkio sektoriaus verslus. Investuojama ir į patrauklesnės aplinkos gyvenimui kaimo vietovėse kūrimą ir vietos bendruomenių stiprinimą. Sutvarkyta ar geriau pritaikyta viešoji infrastruktūra įgalina kaimo gyventojus nesijausti atskirtais nuo tradiciškai labiau ekonomiškai klestinčių miesto teritorijų. Stipresnės, geriau aprūpintos bei aktyvesnės vietos bendruomenės kaimuose padeda kurti ir patrauklesnę aplinką gyvenimui. Tai gali padėti išlaikyti jaunimą arčiau gimtųjų vietų ar skatinti juos grįžti gyventi tėviškėje pabaigus mokslus mieste. O gal ir paskatinti grįžti kadaise emigravusius kraštiečius. Kuo daugiau jaunų, išsilavinusių žmonių lieka kaimiškų vietovių bendruomenėse, tuo gyvesnis ir stipresnis Lietuvos kaimas. Tuo pasėtų investicijų kuriamas derlius. Siekiant, kad kaimiškos vietovės išlaikytų joms būdingą savitumą ir kraštovaizdį, svarbi programos investicijų dalis tenka ir darnos su gamta išsaugojimui ir kūrimui. Siekiama atkurti, išsaugoti ir pagerinti su žemės ūkiu ir miškininkystė susijusias ekosistemas. Tai apima investicijas į agrarinę aplinkosaugą, klimato kaitos įtakos mažinimą, taip pat ir investicijas į saugomas gamtos teritorijas, nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimą ar miškų ekosistemų išsaugojimą. Esame kiekvienas tiesiogiai ar netiesiogiai susijęs su žemės ūkiu Lietuvoje, ar kaip aktyvūs sektoriaus dalyviai, ar tik kaip produkcijos vartotojai ar gamtos mylėtojai. Todėl gerovės kūrimas kaimo vietovėse yra svarbus mums visiems. Pasitelkdami Lietuvos kaimo potencialą galime ir toliau kurti stiprią Lietuvą.